Ne, Rostė nepirk, nes brangiai. Galėsit per pirmą kalbą. Nes tiek, kiek norim pakalbėti, tai žinok. Patarimų kokių nors. Tai gali daktaras vesti iš tikrųjų. Nu, jeigu jau bus mėlynė. Nežaidžiu formulėjimų. Palauk, jau pasiimti kaukės. Dvacoką mokėjom, ne? Ai, va, mano kaukė pasiimti. O kiek žaidėjų buvo? Ten kažkaip neribotas internetas. Kas laimėjo? Krepšinį žiūrėjau. Gerai varom. Nežiūrėk krepšinio, nes nenulaužiai kodo to. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. As the sun goes down. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. As the sun goes down. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll call our names as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. Ir labas rytas miestelį. Kaip visada čia susirinko 7 taikūs gyventojai, 3 mafijos. Linkiu pergalės stipresniai komandai, gražaus žaidimo ir žaidėjas numeris 1 atidaro stalą, jūsų minutė. Šiaip tai aš kažkaip klausiau vedėjo, nes šalia ir sako po 10 sekundžių, bet gal po 20 sekundžių šerifas lygtais atsikeldavo, ne? Bet gal čia kažkuriu momentu nusprendėt trumpinti. Tai va, tai aš šiaip naktį, kadangi pakalbėjom apie keliones, pagalvojau, taip užsimerkiu ir man taip iš karto prisiminiau keliones, geros emocijos, tai kažkaip man toks ir iškart palinkėjimas, galvoju, kaip čia tas keliones ir gerą emociją privesti prie raudonų pergalės. Tai linkiu, kad raudonė, kai jie truputį susinervuos, pagalvotų apie kažkokį gerą dalyką, kuris įvykęs gyvenimą. Pavyzdžiui, šiuo momentu man dabar pagalvojimas, kad geras dalykas yra kelionės, labai smagu, tai va, kad jie būtų pozityvus visą laiką. Tada, begalvodama apie pozityvą, prisiminiau vieną tokią žaidėją iš Vilniaus, kas jie seka ir žino iš seniau, tai jinai tokia būdavo
Linkiu visiems pozityvo, linkiu labai linksmos nuotaikos. Na, ten žodžiu, aš net nemoku daryti, kaip jinai padaryti, bet čia visi suprato apie ką. Čia jos geriausia draugė, tai dėl to turbūt supyko, pagalvoja, kad aš šaipausi iš jos, bet aš nesišaipau, aš tiesiog norėjau paimti iš jos tą kalbą ir tą emociją. Tai va, tai linkiu raudoniem, ir jūs geriausias draugas. Tai linkiu raudoniem pozityvo, nuotaikos geros ir pergalės raudoniem. Kas? Žaidėjas numeris 2 jūsų mūsų. Vasarytas, Vietelė. Nu, man tai toks cukraus pudra, toks desertas cukraus pudra, dar višnaitė, viršos, nu taip labai saldžiai skambėjo pirmos kalba, tokia jau labai. Emocija šiaip buvo pradžioje gera, bet paskui jau taip užsaldino ant galo, tai jau taip labai. Bet aš ką pagalvoju, iš tada numeris 1 paklausysim poziciją. Aš kol kas žaidžiu 0-2, nesužaisiu, nes visiškai spalvos nedavė, bent jau 7 ir 8 rodo, kad juoda, 7 kaip galimai visą laiką ant 7 turi kažkokią rolę, kaip prieš žaidimą sakiau aš. Turbūt tai paklausysim, aš dar tik nieko nesakau, bet šiaip pagalvojau, aš naktį galvojau visą laiką apie valį, ne jūs ten kalbėjote prieš tai apie valį ir antras juodas. O, nu tai gerai, gal 7-8 komandai, nors 7 nerodė. Tai va, tai kaip Lara. Ai, jie kartu juodi. Ai, mes kartu juodi. Gerai. Šitam žaidimui ir viskas. Bet svarbiausia, kaip Valara prieš žaidimą sakė, nedarom haltūros, aš tai norėčiau laimėti šitą žaidimą. Sakė, apie gidą. Žaidėjas numeris 3 jūsų. Nežinau. Kaip tai jūs, žiūrėkit, dabar 7-8, čia labai daug viską gestikuliuojasi tokia komandėlė. Jo, bet aš su jūsų nuomonė sutinku dėl dvejeto, man nepatiko jūsų kalba, bet dėl... Jūs rodėt, kad jūs... Bet... Sutinkė su jos nuomonė. Bauda žaidėjas numeris 8. Žiūrėkit, bet su pirmo žaidžiu 1-3, daug kas jie važiavo ir jūs, bet taip ta kalba buvo saldi, bet jinai buvo teisinga. Jūs prisimenėt kažkokius dalykus, prisimenėt apie kažkokią ten pažįstamą, aš jos nepažįstu, bet ta kalba buvo pakankamai tvarkinga. Nemanau, už ką taip ją reikia juodinti. O antras, jums gal patiko, kad įvažiavo 7-8, ten į pirmą gal ir jūs ten norėjote važiuoti, paskui pusę laiko kalbėjote apie 7 žaidėją, tenais apie kažkokias rolės, ta prasme, prie žaidimą, tai jo, aš suprantu. Aš netgi gera mintis, aš norėčiau statyti, statau numeris 2. Žinau, bet... Numeris 4 jūsų mūsų. Labas rytas. Man tai čia įdomu, aš realiai nei iš 1, nei iš 2, nei iš 3, nežinau, čia su kurio čia pasižiūrėjau pasimti. Aš pasimsiu 1, 2, 3, 4, aš manau, kad čia realiai iš tų kalbų, čia nemanau, kad čia daug mafų, max 1. Plius ten, kur 7-8 gestikuliuoja, pirmą šiek tiek bando išbalansuoti, antrą bando išbalansuoti, bet mano manimu visai normaliai atsilaikė. Jūs ten irgi su tom emocijom, ten atrodo, kad žiūrite į priekį, kas sako, bet man jūs atrodot labiau raudonas iš to, kaip jūs kalbėjote. Tiesiog aš vietoj jūsų nežvelgčiau į priekį, ką ten kiti būtent rodo, nes gali jūs labai lengvai suklaidinti. Aš nemanau, kad čia yra ta prasme daug mafų, gal čia net visi raudoni. Bet man, tarkim, pirmos kalba visai suėjo, jinai pagalvojo, grinai prieš muziką, ten apie kelionę to buvo mintis, tai man ten pagalvojo apie tai. Antras, ta prasme, irgi pagalvojo apie balikas, logiška būna pirma antro mintis, ant sutampa ypač kaip apie tai kalbėjo prieš naktį. O trečias, manau, kad tiesiog raudonas, bet tiesiog jis per daug žvelgia į priekį, kad ten kas rodo ir įstatinėja už kitus. Tai aš manau, kad 1, 2, 3, 4 mažai juodų. Ačiū pas. Dėkui, žaidėjas numeris 4, žaidėjas numeris 5 jūsų. Kol kas labiausiai įtariu trečią, dėl to ir nenoriu su juo žaisti. Nes jisai pasakė tokią mintį. Jūs išsimetėt 2 ir pasakėt, kad galbūt 2 išsimetė pagal 7 ir 8 pirmą žaidėją, nes 7-8 atrodo, kad pirma galbūt juoda, ar ne? Ir antras tipo išsimetė, bet jūs lygiai taip pat antrą išsimetėt pagal lygiai tą patį argumentą ir jūs galėtumėt būti juodas, kuris prisitaiko. Dėl pagalvojau, jeigu jūs esat raudoni, be reikalo rodo tas tokias spalvas, nes galite ir klysti ir paskui juodi tiesiog prisitaiko. Aš pagalvojau, kad sujungti šitų, kas sujungs trečią, kas sužais su trečiu, man bus kol kas juodesnis, nes čia kol kas aš jūs labiausiai įtariu pagal tą argumentą, kad pats sužaidėt prieš tai pavartodamas tą argumentą, todėl 1, 2, 5 sužaisiu, 1, 2 galvoju tikrai. Aš sužaidžiau su pirmu priešininku. Aš žinau, bet aš įtariu, kad jūs pavartojot argumentą prieš antrą, kaip pats lygiai tą patį argumentą turėjot. Pirma man raudona vien dėl to, nes jinai, kaip būdama, jeigu jinai būtų juoda, jinai pradžiai pakomentavot teisėją, o paskui pradėjo dėstyti mintis. Jeigu jinai būtų juoda, jinai pradžiai dėstytų savo mintis, o paskui užpildytų kalbą teisėjų kalbomis. Antras, nors ir atsisakė pirmos, bet man atrodo raudonesnis ir jie tikrai ne vienoje komandoje, todėl 1, 2, 5, man atrodo, kad čia yra saugi komanda, o ketvirtas gali būti tiek su trečiu ir jeigu aš klystu, tiek su kažkuo tarp pirmo ir antro. 1, 2, 5. Žaidėjas numeris 6, jūsų minutė.
Nu, pyksta antras stalo pusėms jūsų labai. Bet man atrodo, kad jis labiau raudonas, nors aš ir antro nelabai mėgstu, jisai labai jau... Nu, jūs sužaidėt su antru, bet man antras nelabai patinka, nes labai irgi vadovavosi pagal tas kitas spalvas, kad ten 7-8 minėjo atrodė tarp pirmos spalvą. Aš manau, kad Aleno patikrinimas nebūtų blogas, kai 7 parodo, kad pirmą juodą, tai tarkim, jeigu Alenas yra juodas, jisai sakys šaunuolį, jeigu pirmą 7 kartu, tarkim, abi dvi raudonų žaidėjus. Jeigu 8 rasim įtartiną, tai yra juoda, tai tarp 1-7, man atrodo, nebus mafų ir galimai antras bus raudonas. Jeigu 8 raudonas, tai va tada gali būti sunkiau būti, tada kažkur tarp 1-2 turėtų būti mafų. Bet aš kol kas įtariu Aleną, man jūsų tas pirmas dėl ko juodas nelabai aš supratau, nes man ta kalbos pradžia, kaip ir Penktas sakė, gan natūraliai skambėjo. Ir po to tas dėstymas, net ir kai jūs bandėte išmušinėti, irgi per daug nepasidavė ir man atrodo normaliai tą kalbą pasakė. 2-3 manau, kad yra mafas, jeigu ne 2 ir 4 sužaidė tiek su vienu, tiek su kitu, man atrodo, kad 2-3-4 gali net ir dvojkę sėdėti pagal logiką, nes labai mėgo, nu, ten jūsų tos pavadimų spalvų, kad pirma juoda ir antras įtardina. Kas žaidėjas numeris 7 jūsų minta? Labas rytas, įsivaizduojat, jūs jam normaliai atrodo šnekėjot įprastų savo būdu. Tai jūs gal panašiai mano geriausia draugė, tai labai panašu. Keista, kad jau dabar norite tarnėti Aleną už tai, kad jisai prisigrėstų prie manęs dėl pirmos juodos parodymo. Suprantu, ką turėtų omeny, bet reikia jo klausyti ir tada tai išties, pavyzdžiui, bent asmeniškai dalykai iš tokio vienintelio negalim pamatyti. Noriu paklausyti kol kas 1-2, aišku, jūs rinksitės, nenoriu, kad ten nei keltume, nei laužytume. Man atrodė pakankamai dirbtina jos kalba. 4, jūs sužaidžiat su visais, kai jie nei vienas su nei vienu nežaidžia. Tai akivaizdu, kad tenais yra tarp 1-3 mafas ir jūs vietoj to, kad išsirinktumėt akcentus, su kuo vis tik žaidžiat ir su kuo nežaidžiat savo įtartiniausią, aš žaidžiu su visais su rizika, kad ten galimai yra mafas, todėl man labai nepatiko jūsų mintis. Penktas sužaidžia 1-2, labai raudoninamas tą pirmą žaidėją, irgi man čia nebuvo raudono, dėl to, kai čia paklausiau, galvoju, gal ten netokia juoda. Žaidėjas numeris 8 jūsų minta. Jau žinot, su ko norėsit pilintis ar dar ne? Jau maždaug, ne, jis tų 6 pilintumės tikrai, ne? 6 juodas, jeigu 6 nereikia tikrinti, 6 juodas, tiesiog mano spalva. Jeigu norit mane tikrinkit, ką va kaip ir pasiūlė. Patikrint 8, patikrinkit mane, 6 išeis prie 9, todėl kad jisai savo kalboje pasakė 3 dalykus, susimaišė. Jisai nemėgsta antro, koks nemėgsta. Nuo to jisai mano nesugebėjo pasakyti, patikrint, gal jisai bus įtartinas. Lygiai kaip ir jūs dabar nieko nepasakė, dėl ko aš juodas. Viskas, aš pasakiau dalykus, man nėra svarbu, 6 yra juodas, gali tikrinti 8, manau, kad 7 irgi neraudona. Ir 6 komanda, kas nors atsimenat, dėl ko neapsimoka tikrinti 6, nes 6 patikrinsi, neaišku bus, kas ten paskui juodė. Todėl 6 juodas, 7 įtartina, mano patikrinimas gali būti, jeigu norit aš pakalbėsiu, pasakysiu, ar tarp 9-10 yra mafas ar ne. Manau dabar jau, kad tikrai tarp 1, 2, 3, 4, 5 mažai juodų. Nu jūs tokia, nei tai aš juodas, nei tai ekipa, nežinot ką daryti, su kurio žaisti, aš klausyt manęs, aš dažniausiai juodas. Dabar neduosiu baudos, bet aš noriu pasakyti, kokia kolonėlė čia? Bose plus, Soundlink plus. Žaidėjas numeris 9 jūsų minta. Labą rytą miestelį. Kol kas galvoju, kad jūs ne kartu mafai, o aš priuosi nuo to, kad man Penktas pats įtartiniausias kol kas už komandą 1-2, kur buvo argumentai, kodėl ne prieš 3 ir 4. Pasiėmė tokį argumentą, kodėl 3 gali būti ne raudonas arba juodas ir net išsimti dar 4 dėl to, kad pasiėmė 3. Manau, kad tai nėra... Aš galiu klyst, bet aš kol kas tai pagalvojau, kad tie argumentai buvo labiau juodi. Ir paskui 7 apie 5 nepasakė nieko kažkokio konkretaus labai dalyko. Nu, tipo, kad komanda pasiėmė 1-2 yra tokia neraudona. O ką tai reiškia? 6 man kol kas atrodo labiau raudonas. Ir jis 1-5 sužaidė. Tai va, bet kol kas jis labiau raudonas. Nepaisant to, kad jis uždė 1-5-6, poros parodė, kad 1-5-6, nes 2 sakė įtartinas, manau, kad kipo kol kas nėra juodas, aš įtariu 5-7 kartų mafas ir nežinau, kaip daryti su vienintu, nes 5 pasakė, kad 1 yra raudonas, o už jos kalba, kad jinai taip, man taip šiek tiek net dirbtinai atrodė, kad ta nuotaika gerai vesti. Gali iš tikrųjų būti, jūs norėjot gerą nuotaiką vesti, bet gali būti tai ir apsimesnai juoda. Ir kai jis pasakė, kad pirma tikrai raudona, kaip taip suprasti, nes dažniausiai jie taip nesupranta. Kas? Žaidėjas numeris 10, jūsų minta. Labas rytas mieste, aš taip prabėgom. Trečias žaidėjas, skirtingai negu 5 man atrodo, kad jisai visai logiškai sudėliojo savo argumentus ir ne pagal juos jisai užvažiavo antrą. Jis rado gerų argumentų antram, jį įsimetė, man antras lygiai taip pat nepatinka, aš 3 praudojinsiu, nors jūsų nejuolinu lygiai taip pat. Jūs atrodo logiškai kalbėjot ir būtent iš tos pusės norėjau išaiškinti, kodėl man atrodo, kad aš kitaip supratau jo logiką. 6 atrodo, kad dėstė teisingai, dėl to man krenta
nežinau, akis ant 8 žaidėjo. 8 žaidėjas jau nuo pat pradžių randa problemų. Mato problemų ties pirmu, mato problemų ties antru, jau rodo. Iš karto gynyba. Jūs ką norit, kad įsteigčiau? 6, gerai, 6 įsteigtis. Jūs iš karto užvažiavote ant 8, taip griežtai, tarsi gynybiškai. Nu, netrukdėkit man kalbėti. Tai gerai, 8 patikimas ar ne? Nu gerai, 8 puikiai pasitikrins, man tinka. Daugiau žaidėjas numeris 8. Ką dar norėjau atkreipti dėmesį? 10 jums juodas. Nu gerai, man kaip tik tinka, kad jūs užvažiuojate ant 5, kur man yra raudonas žaidėjas, jūs užvažiuojate ant 7, ant kurios važiuoja 8 mano juodas žaidėjas. Tai man netinka ir 9 šitoje vietoje. Man atrodo, tai tarp 1, 2, 8, 9 gali būti daugiausiai problemų ir visas, nu, tarsi 6, 8 konfliktas didžiulis, 8 spalvos būtų visai geros, nes tai duos 1, 2 jau juodą davė. Galim pasitikrinti 8. Visiems tinka, pas prašo 8. Ir tos... Ką? Jūs? Ir laikas. Išstatyti žaidėjai 1, 2, 6. Kartoju, 1, 2, 6. Tokie lės ar balsuosime. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 1? Ačiū, 5 balsai. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 2? Ačiū, 0 balsų. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 6? Reikia 5 balsai. Žaidėjas numeris 1, jūsų 30 sekundžių. Jau jūs 1, 2, 8 nejunkit, nes jūs turėsit problemų. 1, 2, 8, 9 daugiausia problemų. Čia net negalvokit, kad čia problemų kažkokių, čia minimaliai problemų tarp šitų. Žiūrėkit, visą laiką aš galvoju, kad juodo tokios visą laiką mintis tokios yra, vertina kitų į kažkokią nuomonę, o ne turinį. O, pavyzdžiui, 7 kažkaip prie kitų prisitaiko, bet nebando nei vienas, nei du įvertinti turinį, ką mes sakėm visiškai toks nesuprantantis. 7, 8 galvoju yra ne kartu, tai šiaip labai neblogas yra 4 patikrinimas, nes 6 pasakė 3 2. Žaidėjas numeris 6, jūsų pasirinkimas. 7 gali būti 2, nes 7 labai nenorėjo 8 patikrinimo. Aš prašiau 8 patikrinimo ne dėl to, kad jis iš karto juodas buvo, dėl to, kad jis daug spalvų rodė ir dėl to jis daug spalvų tiesiog pasakys. 8 dabar savo kalboje pasakė viską, ką aš pasakiau, tik atvirkščiai. Sako, tam nepatinka 2, man antro nepatinka dėl to, kad jisai pirmą vertino ne pagal savo nuomonę, pagal tą, ką jūs rodė. Dėl to aš sakiau, aš antro nepatinka. Kita ten dalyką, ką pasakė, tai irgi buvo neatitinkama. 5 sekundės. 8, man atrodo, gali užsakinėti pagal tą plius ten kažką, dėl to jis labai daug visko rodo ir labai daug gestų rodo, tai stebėkite tiesiog. Pernami pakartotinį balsavimą, įstatyti žaidėjai 1 ir 6. 1 ir 6. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 1? Ačiū, 5 balsai. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 6? Ačiū, 5 balsai. Kėliu klausimą, kas norėtų, kad abu žaidėjai paliktų stalą. Ačiū, 2 balsai, to nepakanka ir einame į naktį. Biskį reklamos paklausysit. Ar jūsų dantų pasta efektyvi? Atraskite naująją Oral-B Pro Expert. Įprastos dantų pastos saugo, o Oral-B ne tik saugo, bet ir kovoja su bakterinėmis dantų apnašomis bei padeda užkirsti kelią jų atsinaujinimui. 24 valandų apsaugai. Taip pat atraskite Oral-B Pro Expert Advanced. Kitą kartą prieš naktį gali praleisti, žinai, reklamą, kad pataškam. Jo, man čia buvo sudėtinga viską vieną matą daryti. Once upon a time there was a girl who made a wish to find herself a love and finally make it sweet. Then we came around you, healed another stitch, and I'm glad about that. I can finally make it sweet. And I know, yeah, I know, many would let it be in my shoes. And I know, yeah, I know, for you I got nothing to lose. When I'm down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. When I'm down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. Ir visi miega 20 sekundžių savo geriausiam ėjimui turi po lyginių skaičių sėdinti žaidėjas, žaidėjas numeris 4, jūsų 20 sekundžių geriausiam spėjimui.
5-7-10. Dėkui. Ir dabar jūsų atsisveikinimo minutė. Aš jau dėliojau mintis realiai, kokią čia drogią palikti, galvau, kad šaudysiu. Nežinau, aš nežiūrėsiu jokių ten atsiverimų, patys nuspręsit, man niekas kol kas neatsivėrė. Žodžiu, 10 labai jaudina savo kalboj, ta prasme, ten keisti mintis dėlioja, plius ant galo, kaip pasakė, kad 1, 2, 8, 9 truputėlį keista, kai 8 sako patikrinkit. Ne, taip įvardinau, dėl vieno ne. Nu gerai, bet 8 ir 9 dėti į tas problemas, 8 sako, kad aš papylinsiu ten 6, 7, 9, jeigu mane patikrint žodžiu raudoną, tai man truputėlį buvo keista. Niekam neatsivėrė, kad darbiškai pažaičiau kartu su jumis. Atsivėrė. Na gerai. Nu žodžiu, aš manau, kad tarp 5... Apie Mariją labai gerus pirmą argumentus pasakė, kodėl aš 7 gali būti juoda. Tai va, 5, 7, 10 manau. Nes 10 labai 5, 9 man raudonesnis negu 10 sekundžių. 5 juodas. Ačiū pats. Ir papuolam žaidėjų numeris 4. Prieš pradedant žaidimą priminsiu apie baudas. Amberis turi 1 baudą, Kipa turi 1 baudą, AZ turi 2 baudas ir Žymas turi 1 baudą. Žaidėjas numeris 2, jūsų minutė. Labas rytas, miestelis tada numeris 7. Man atrodo, kad jūs turite kažkokią, nežinau, rolę, nes jūs nieko nepasakėt, visiškai nieko nepasakėt. Iš tikrųjų, nes su kuo žaidė, taip ir iki šiol dar supratau. Ir 10 labai tarnėjo. 1, 2, 8 jūs pasakėt komandą. Kažkaip labai keista jūsų komanda. Tai jeigu 8 jau bekalbant rodo, kad 1 juodas, 2 juodas, 7, 8 rodė ir tas. Ir dabar dar prieš pat naktį sako, 2 labiau juodas. Nu, ne 1, 2, 8 negali būti komanda. Tai aš labai įtariu 8, 7, nežinau. Šiaip 9, kas? Ne, 7, 10. 7-10. O aišku, 8 labai gestikuliavo, ten kažkas 6, man atrodo, pasakė, kad 8 jau beveik įsitikinęs, kad 6 juodas, ar ne? Nu, jis jau ten jau beveik labai. Tai gali tarp 6-8 būti 1, bet kažkaip aš galvoju, kad ten raudonė labiau. 10 sekundžių. 7-10, taip. Ir kas dar, tai aš galvoju, tarp 8-6, sakau, 1 gali būti, kaip jūs... Žaidėjas numeris 3, jūsų minutė. Man keista, kad taip visi 10 tarinėja, gal čia iš mano asmeninės pozicijos kitaip atrodo, nes 5 važiavo į mane, dėl tos keistų, jis nesuprato mano minties, o 10 suprato. Man atrodo, jeigu 10 būtų juodas, jis būtų į mane važiavęs, jam būtų be palanku. Nors jūs įstatėt 7, bet aš vis tiek norėčiau į komandą paklijuoti 2-5-7, tas įstatymas galėtų būti apraudoninimo ženklas. Jūsų kalba nulinė buvo keista, jūs kalbėjote apie 7 rolės. Įstatau 2, įstatau 5, įstatau 7. 10 pakalbėjo, kad 5 raudonas. Nu tai taip, bet nuomonės gali skirtis. Man pavyzdžiui 6 yra irgi raudonesnis, bet jisai sakė, kad jūs raudonas. Aš jūs įtariu tiesiog iš savo asmeninės pozicijos, čia normalu. 10 sekundžių. Nu, 2-7 geras pakelimas būtų, manau. 9 man patiko, nes jam artimiausi 5-7 žaidėjai, pirmas gerai pašnekėjo. Ir kas? Žaidėjas numeris 5, jūsų minutė. Nežinau, jeigu jūs asmeniškai čia išvelgiat kažkokią raudoną kalbą, tai aš labai liksiu nustebęs. Statau 3, statau 9, jums patiko tas, kuris žaidžia prieš mane, bet tiek 6, tiek 10 mane vadina raudonu, jūs jau vadinat raudonais, bet jūs vis tiek netikit jais, ar ne? Tai kur logika, jūs visiškai kalbat kaip juodas žaidėjas, taip pat ir 9 sakot, aš kažką sumaišiau, kalbėjau kaip juodas žaidėjas, bet jūs lygiai taip pat, nes 6 žaidėjas sužaidė 1, 2, 5, 6 komandoje, jūs sakote, pavat jo paklausėt, gerai jis ir pasakys, ir jisai mane vadina raudonu, bet jūs 6 nenorit vadinti juodu, kažkodėl tais, mane kažkodėl juodu vadinat, nu tai čia visiškai kaip sakyti į kaktą. 10 nežinau, mane nors ir raudonesnių vadinat, ar ne, bet man tas jūsų biški kalbos pradžia 3 ir 5 kažkiek pasirodė tartina, kai nusišautas 4 žaidėjas yra. Pasipylinam paukštai, aš esu raudonas, jeigu jūs esat raudonas, tai padarysit klaidą, aš esu raudonas žaidėjas, aš galvoju, kad 4 nušautas, čia yra daug raudonų žaidėjų, nes kam tada 4 šauti? 3 žaidėjai man įtartini. Kiek aš dar galiu pasakyti? Žaidėjas numeris 6, jūsų minutė. Nežinau, aš kažkaip patikėjau 5. Iš vis toliau, mane mes laukia 100 metų. Tai jums atsivėrė, kad jūs patikrintas raudonas, ar kad 7 patikrinta juoda, kaip jums atsivėrė, ne? Nes tada man atrodo ir 7 turėtų labiau raudoną gautis, aš kaip pasakiau, kad reikia 8 patikrinimo, tai labai nuvedinėjo nuo jūsų patikrinimą, tipo koks jai skirtumas nuvedinėt nuo 8, jeigu jūs, tarkim, raudonas bus ataka prieš mane nemokama. Aš iš pradžių galvoju, kad jinai tą daro dėl to, kad 7-8 kartų, bet jeigu jūs patikrintas raudonas, manau, kad ir 7 nebūtinai bus įtartina. Statau 2, statau 3, ten man atrodo, turėtų būti vis dar nemažai mafų, nors iš pradžių sakiau, kad 2-3-4 dvojkė, bet aš labiau toj dvojkė 4 įtariau, kuris 2-3 nei vieno mafo nerado.
Dabar žinom, kas ketvirtas buvo. Nežinau, kažkas gal nusišovė. Bet tada ir gaunasi, kad ir 10 įtarinas, nors ir 3 įgina. Man tada pagal tą kalkuliatorių, aš jeigu 7 neįtariu, man 5 dabar raudonas, tai man nesigauna, kad tarp 1,9, nu, tarp 1,95 kažkaip kol kas mafų neįtariu. Tai kažkas tarp 2,30, man atrodo, daug turėtų būti. Aš tu 10, 2, 3, ačiū pas. Ir laikas. Jūs statėte 10 dabar? 10 priimta. Žaidėjas numeris 7, jūsų minutė. Labas rytas. Tai Alinai, jūs patikrintas raudonas ar aš juoda? Nes prieš tai čia visiems musikavot, kad aš labai juoda ir kas antram žaidėjui žiauriai tiko. Anulio aš pirmą parodžiau, kad pirma juoda, jisai daro paskui, po papilo parodžiau pirmą raudoną, jisai daro paskui, jis atsibūdęs sako visiems, kad 7 patikrinta juoda, antras jisai daro stalą, išstato 7 ir žaidžia iškart prie 7. Nu antras, aš galvoju tikrai antras. Prieš naktį pagalvojau, kad 6-9 gali būti kartu, nes 9 žiauriai gynė 6, tarp 6-8 buvo konfliktas, bet paskui, kai jūs pradėjote irgi kalbėti, kad aš juoda čia galvoju, tarniau, jeigu jūs patikrintas juodas, gali būti tada, kad tarp 2-6-9 mano juodi, nežinau, visi tarnėja 10, aš ten jo emocijos dar kažką nepastebėjau, 8 per daug musikavo ir kontaktavo su juo. Išstatau 2, išstatau 9, kol kas man patiko 6, kad jisai, tai kad jūs raudonas galiu, vien dėl šito atveju. Nu tai taip, yra dalykų, dėl ko įtariu ir dėl ko neįtariu, Alinai. Ir aš nemanau, kad reiktų kažką apylinti, bus laisvas balsavimas. Žaidėjas numeris 8 jūsų minutė. Jeigu nepilinsim, tai jūs išeisit ir statau 7, jinai sako pasėjoti 269, bet jei 6 patinka, kuris pasako, tai gali būti ir kas nepatinka. O 6 sako, kad mafai 230, kur 2-3 akivaizdžiai ne kartu, 3 iš karto įsistatė. Nors aišku, įstatė 2, kai aš pasiūliau, bet iš jūsų pozicijos negali būti 3 mafai, jūs nenorit sakyti, kad pas jūs mafai, nes 230. Todėl 6-7 pilinsis tikrai, o 5-6-7 galbūt reikės pilinti kažkas tokio. Kai pirmą kalbės mes jai duosim vairą, jinai ir papilins greičiausiai. O iš to, kaip jinai pilins, mes suprasim jos spalvą ir tada jau pažiūrėsim, ką reikia tikrinti. Įstau už 7, nes pa 6 mafai 230, o pa 7 mafai 269. Tai ir jam tinka, nes antras galim 267 kažkas tokio pilni, nes jūs prašėt savo patikrinimo labai keistai. Kai 10 kalbėjo ir aš sakau, tikrinuosi aš, jūs toks 10 sekundžių. Dvejetuką parodė, galvoju, ką, gal 2 plus 2 ir 4 nušovė. Todėl 267 kol kas įtartiniausi žaidėjai. Ir laikas, žaidėjas numeris 9, jūs minutė. Taip, iš to 5, 6, iš tų 7, 5-7 irgi geras papilas arba 5, arba 2. Aš nežinau, kas 6 daryti. Man kodėl kaip jūs nepatikot, kad ant savo papilų, kaip pasakėt, kad 7-8 gali būti ten dvojkė. Aš nematau 7-8, kad kartu mafai būtų, o jūs galvot, kad 7-8 yra net dvojkė, dėl to man truputėlį šitas klausimas kilo. Ir paskui jūsų kalboje gausi labai daug raudonų, netgi labai mažai. Tai dėl to jis nėra mažiausiai tartinas, nes jis susiraudonina. Nu, jūs pati jaudžiausias. Tai šis net galit nekalbėti. Net už 7, už 5 net jėdės, man atrodo. 10 tai yra dėl to, kad man labai keistai nuskambėjo jūsų kalba pradžios. Čia toksai menkas, aišku, jūs sudarinėjo dar ten mane, bet jūs ten kažkaip nutriuškai pradėt kalbėti. Man toksai palau kaip užsakymas skambėjo negu jūsų kalba, bet 10 sekundžių. Toksai tik tais mikro momentas, bet jūs ant stalo įtartinas net ir visiems sudėms. Tai kol kas dėl jūsų dar dėl šio dalyko neįtartinės. 5-7 man papilas gerai. Kas žaidėjas numeris 10, jūsų minutė? Labas rytas mieste, man labai patinka 2-6-7 papilas. Dvejetas savo kalboje kalba tik 7 ir 10, daugiau nieko neranda, sako 7 nieko nepasako, pats iš esmės daugiau jokios problemos neranda. 2 kapojus labai stipriai su 3, 6... Aš 6 nesipilinsiu. Žiūrėkit, 6 užvažiavo ant antro, pirmo numeriu įstatė 2-3, paskui 10 pasakė. 7 iš pradžio patinka, 6 paskui nepatinka, ant antro jūs irgi važiavo, antras ant jūsų važiavo. Čia turi visi susikapoja tarpusavy, visi turi savo juodų dėmių ir pasikėlimas labai puikus. Plus, vienintelis patikrintas raudonas žaidėjas, sako pakėlimą, man tas pakėlimas tinka. Man tarp 2-3 raudonesnis 3, man atrodo, kad 3 dėlioja argumentus, nors su 5 kapojas tarpusavį, nežinau kaip čia bus toliau. 10 sekundžių. 2, 6, 7, išstatau 2, išstatau 6, išstatau 7. 6 priimta. Nesipilintis, man atrodo, kad pilintis. Ei! Ir laikas, žaidėjas numeris 1, jūsų minutė. Tai ką veikia? Šerifas jūs?
Taip, bet tai ne jūs patikrinot 8 raudoną, ne? Ne jūs iš kažkur. Buvau sugalvojęs, kad jeigu 8 raudonas. Žodžiu, žiūrėkit, aš pagalvoju apie 6. Pagalvoju, kad prieš tai visi va šitavo pusėje protakavo 6. Nu, dauguma pasakė, kad 6 yra įtartinas. Dabar, kai 6 pasakė 159 yra neįtartini, kažkaip jį pradėjo visi vadinti raudoniu, sako, 7 nenori pilinti, nu 8 tai jau sako, 9 jau sako, kad jau 6 visai neblogas, 10 nelab, nu 10 sako, kad reikia pilinti. Pusė taip sakė, 6 juodas, sakė 6 įtartinas. Ai, bet aš kažkaip gal apie 7 labiausiai paėmiau tą mintį ir pagalvojau, kad kažkaip, tai už kažką 7 pradėjo jį vadinti raudonu. Tai va, gerai, grįžtam vėl prie 7, nu tai tada 7 yra įtartina, kaip aš ir sakiau praeitoj kalboj. Bet tai kiek čia visi prakabos tą 7? 5 sekundės. Aš tai čia šitos pusės nepalikčiau dar 2, 3. Perdami balsavimo fazę. Jokių gestikulacijų. Skirsiu baudas. Įstatytos kandidatūros. 7, 2, 3, 10, 9, 5, 6. Išeina 2. Kartoju, bauda žaidėjas numeris 7. Trečia. Kartoju eiliškumą. 7, 2, 3, 10, 9, 5, 6. Kas balsuoja prie žaidėjo numeris 7? Ačiū. 5 balsai. Kas balsuoja prie žaidėjo numeris 2? Ačiū. 2 balsai. Kas balsuoja prie žaidėjo numeris 3? Ačiū balsų nėra. Kas balsuoja prie žaidėjo numeris 10? Ačiū 0 balsų. Kas balsuoja prie žaidėjo numeris 9? Ačiū 0 balsų. Kas balsuoja prie žaidėjo numeris 5? Ačiū 0 balsų. Kas balsuoja prie žaidėjo numeris 6? 2 balsai turėtų būti, nežinau, kaip pradingo. Žaidėjas numeris 7, jūs surinkote 5 balsus, jūs atsisveikinimo minutę. Labas rytas. Dabar jau gal manęs paklausykit, taigi aš visiems čia baisiausiai juoda neįdomu su kuo, gal pasakysiu antras, prieš naktį rodo, kad tikrinas antras, nusišauna 4, ko jam mane tikrinti, jisai prieš tai manęs neįtarinėjo. Ką tikrinti, tai jūs bent įsivaizduokit, kad kitas šerifas, kuris jums atsivėrė, yra tikrasis. Tai man dabar sudėtinga, tai jūs netikit 6, tai tarp 5-6 jūs turite, nes norėjot mane pradžiai pilinti su 5-6, tai čia ir turit 5 uždės su antru, antras yra man, bet dabar 5 balsavo. Nusiprantat, aš bijau kalbėti, kad jums šerifą dabar neatverčiau, nes aš įsivaizduoju, kad šerifas tarp... Tai aš žinau, kad jūs žino, tai aš... Ai, aš juoda. Nu, ne, aš galvoju, kad šerifas jums turėjo sverti tarp 139, reiškia, čia su antru mafu nėra, todėl mafai gali būti 5-6, kurie, nu tai taip, 10 norėjo pilinti toliau, kai antras atsivėrė, jis nemetė bubliko. Ir laikas paplauna žaidėjai numeris 7 ir mieste naktis. 7. Mafija pasiuosi savo žaidėjus. Skaičiuoju mafiją. Mafija pradėjo žaidėjus rytas miestelį. Šio rytas nelabas žaidėjai numeris 2. Jūs nušautas, jūs atsisveikinimo minutę. Žiūrėkit, 5 raudonas, aš galvoju 3, negalvoju, kas dar gali, o jums 10 atskleidė, ar ne? 10, 7, 7 su kuo gali? Nu, šiaip 7, 10 mano komanda ir kas dar, o 3 neįsivaizduoju, aš šiaip iš tikrųjų įtarinėjau 3, bet 3 jis taip, nežinau iš tikrųjų. 6, 8 labai įstikinęs, kad 6 yra juodas. Nu jūs taip jau prieš tai kažkaip labai keistai, bet nežinau. 5, bet kodėl balsavo, tai pala, prieš mane balsavo 1, 5, kas dar balsavo prieš mane? 7, nu prieš 2, kas balsavo?
Ne, tai 7-7, bet kas su 7-10 gali būti, neįsivaizduoju iš tikrųjų, šiaip tiesą sakant. Iš tikrųjų net nežinau ką. 8 tai raudonas vien tik dėl to, kad 7-8 tikrai nebus kartu. Tai 8 raudoniausias, 5, tiksliau 5, 8 raudoniausias, o kas dar? 1 šiaip įtartinas. Ir laikas, paplojam žaidėjai. Žaidėjas numeris 3, jūs atdartas stalą. Ką jūs tikrinat, aš nepamačiau. 8 raudonas, 5 juodas. Labai iš abiejų pusių randu nesuėjimų, nes dabar 5 prabalsavo į 2 šitam rate, tai negalėtų būti komanda 2-5, kai 5 balsuoja į 2. 5 balsavo į 2 šitam rate. Tai balsavo į 2. Ir aš dar pagalvojau, kad aš prieš jį nepulsiu. 5 rankos sukrito 7. Bauda žaidėjas numeris 7. Bet aš turiu argumentų ir prieš 2, nes 2 sakė 7 su kažkokia rolė. Tai kaip jis tiesiog turėtų juodinti, paskui rodo tikrintis 2. Nu, ta prasme, turi argumentų ir prieš vieną, ir prieš kitą versiją ir labai sunku dabar atrasti. Ant nulinio rato 2-5 pažaidė kartu. 10 sekundžių. Na, aš tiesiog paklausysiu kalbų ir pasižiūrėsiu, ką. Net per daug minčių šiuo metu. Ir ten norėčiau ir prieš tuos žaisti. Ačiū. Ir laikas. Žaidėjas numeris 5 jūs imate. Aš tiesiog galvoju, 2 tikrai nėra šerifas, kuris ten prieš tai pirmą naktį rodė, kad reikia 2 patikrinimų ir panašiai. Nu ir galvoju, okei, apsispręsiu ir balsuosiu prieš 2, gal dopų vedėjas man paskirs, ar ne? Nu dabar akivaizdu suklydau, 10. Žiūrėkit, kodėl 10 yra ne šerifas, aš pasakysiu. Jisai turi saugoti savo 7, ar ne, nes jis žino, kad jinai yra raudona, nes prieš jį Donas atsiverdamas duoda ją juodą. Jisai prabalsuoja netgi 7 žaidėją. Nu, nesvarbu, ar tu neprabalsavot, aš gal to dar nemačiau. Aš balsavau prieš vienintelį jūsų juodą žaidėją, jūs nueinat patikrinti mane, jūs akivaizdžiai perkat kažkurio žaidėjus, galbūt 9, galbūt 3, galbūt ir 8, kurie mane įtarė. Bet nebūtinai jūs esate raudonas, nes jūs visiškai esate apsisprendęs, kad 2 nusišovė ir 5 yra juodas. Tai jūs įsipaišote 10 versiją, aš kaip suprantu. Ar dar norit kažkiek pamastyti, nes jeigu ne, tai jūs kaip apsprendęs. 2, netikiu, kad nusišovė, o 10 nebeturėjo ką daryti, jis turi toliau vartytis, vis atau 10, nes jis atsivėrė 8, dėl to 8 yra raudonas. Nes jeigu 8 būtų juodas, jis nutilėtų, kad 10. Žaidėjas numeris 6 jūs imate. Stau 10, nežaisiu, aš irgi jūsų versijos prieš tai papylas jums 5-6-7, labai buvo geras, 7 yra nušauta, aš esu raudonas, jūs sakėt, vienintelis patikrintas raudonas yra 8, jo papylas ten 5-6-7 jums labai tinka, labai viskas yra gerai. Ir po to prieš 7 susirinko 5 balsai, jūs ten tada sėdit, juokitės, ranką musikuojat, prieš beleką prabalsuojat, labai jums linksma, kad raudonas išeina žaidėjas nuo stalo. Žodžiu, nemanau, kad gali šerifas taip tiesiog sužaisti, nei gelbėti jūs 7, nei ten bandėt kažką padaryti, o pagal 2, 7 buvo juoda, tai pagal jūs turėtų neimti raudoną. Man dar vis tik nėti viena mintis, aš ją išsakysiu vėliau, galbūt, ne dabar, vėliau pasakysiu. Vis dar manau, kad 1-5-9 kartu raudoni žaidėjai, tiek užteks. Manau, kad 1-5-9 raudoni žaidėjai. 10 sekundžių. Aš nemanau, kad 8 raudonas, tas yra. Tai kas, kad jam atsivėrė, 7 yra juoda, aš sakiau, kad 7 gali būti su 8 nuo 0. Ir man tokia mintis buvo, kad 7 raudonas. Jis tada tylėtų, jis tylėtų. Bauda žaidėjas numeris 5, pirma, žaidėjas numeris 8 jūsų imate. Todėl dabar išeis 6, išstatau 6. Neišeis nei 5, nei 10, išeis dabar 6 už tokias mintis. O mes, jeigu pralaimėsim, tai pralaimėsim. Žiūrėkit, reikia pagalvoti motivaciją. Aišku, yra momentas, kad 2 rodė tą patikrinimą ir tai žiauriai yra nelogiška, bet vėl dabar, jeigu žymo patikrinimas 5 irgi labai yra blogas, nes ne jum ten buvo informacija, kad jis turi, o ten 2 buvo informacija, kad turi tikrinti 5. Jūs man atsivėrėt, aš jau žinau ir man reikia padaryti, kad jinai pasakytų, ką turi tikrinti jos šerifas. Jos šerifas esat jūsgi girdite, ne? Nes jisai duoda į juodą, jūs žinot, kad jinai raudona ir jūs turite jos klausyti. Ir aš iš vis buvau pagalvojęs, kad 2-7 kartu mafai, nes tokia nesąmonė. Išeis 6, todėl kad, jeigu taip, išeis 6. 10 sekundžių. O pas jūs paskutinis mafas sėdi, šis neaišku, pas jūs turėtų būti komanda 2-5-6 kažkas tokio. Ir laikas, žaidėjas numeris 9 jūs imate. Aš taip ir pagalvojau, dėl ko galvoju, kad gali būti 2-5. Vienas dalykas, antro parodymas, kad patikrinti 2. Čia
turi būti labai nesąmonė. Toliau 5 sako, aš netikiu, kad 2 galėtų būti, galėtų nusišauti, nebūtų tikras šerifas. Tai jūs aišku, kad jūs netikit, jums 10 yra tikrai ne šerifas, nes jūs pasakėt, nenorėčiau patikėti dabar, sakėt, nenorėčiau patikėti, kad 2 nusišauna. O jūs jau tikrai žinote, kad 10 jums yra. Aš pasakiau netikiu, nes jis rodė savo patikrinimą, dėl to netikiu, kad jis yra šerifas. Nes kad netikiu, kad nusišauti. Nu, žodžiu. Ir kaip 2 išėjo, ką žinau, man kažkaip atrodė labai neįtikinamai jo ir parodymas, tipo, kad ten 5 raudonas ir visa kita. Labiau linkstu, kad vis dėlto 2 yra ne šerifas. Tipo sunkesnė versija ir praktiškai reikėtų žaisti tą lengvesnę. Bet aš manau, kad 2-5-6 labiau kažkokia komanda. Statau 5, ačiū. 5 priimta. Žaidėjas numeris 10, jūsų minutė. Labas rytas, mėsį. Paklausykit manęs, prašau dabar. Paklausykit, prašau, nemojuokit. Aš, būdamas Donu, hipotetiškai, užsakau žaidėją 2 ar ne ir atsibūdęs iš karto rodo, kad šerifas. Kam? Koks tikslas man prisiduos save tada apskritai? Aš nušoviau, jeigu būčiau nušovęs, būčiau tylėjęs iki pat galo. Jeigu pagal 6 teoriją mes būtume kartu su 8, kam jam priduot mane? Aš nežinau, kas yra 7 žaidėjas. Ant 7 važiavo 2 teisingai, dabar išeina 5 yra vienintelis patikras. Ką mums, žiūrėk, aš geriau padarysiu patikrinimą ir paskui žiūrėsiu, kas darosi prie stalo. Galim patikrinti tą 6 žaidėją, o jeigu jis durgų raudonas, jeigu jis klysta visiškai, geriau tegul išeina 5 ir tada žiūrėkim, kas vyks prie stalo, aiškiau. Išstatau žaidėją numeris 5. O jeigu 6 bus raudonas, jūs būsite tikrai, aš dėl ko tikrinau 5. 9 su 5 iš karto konfrontuoja nuo pat 0. 9 su 5 kartu nebus komandų niekai. Aš žinau, kad 5 raudonas, žinau, kad jūs raudonas, žinau, kad 5 juodas, žinau, kad 9 raudonas, 8 raudonas, 5 juodas, 6 labai didelių abejonių kelia, 3 greičiausiai bus raudonas, nes ant 2 labai stipriai stumi. Žaidėjas numeris 1, jūsų minutė. Aš kažkaip pagalvojau, kad dar tipo 2-3 gal gali būti komanda, bet 2-3 nelabai nuo 0, 3 su 8 irgi nelabai. Aš kažkaip pagalvojau, kad iš 6 pozicijos visi, kaip sako, komanda 7-8 kartu, tai jums, jeigu iš likusių žaidėjų, tai tipo tik tai 3. Dėl to sakau 3 įtartinas, bet 3 lieka neutralus, tai greičiausiai 3 yra raudonas. 2-5-6 iš vienos perspektyvos yra komanda, iš kitos yra 8-9-10, nes 9 jau apsisprendęs, kad 10, 7 patikrino juodas, sakė. Tai tada 9 raudonas, dabar suprantu, dėl ko 9 vadinat raudonu, nes 8-10 labiau komanda būtų. Bet dabar, realiai 10 reikia ratą išvesti, nes arba 5-6 sėdi 2 mafai, arba su jumis sėdi 3 mafai, greičiausiai. Tai 10 sekundžių. Jis 7, juodas, kaip pamiršta, eina savo. Gerai, patikrink mane, bet tai, kad aš čia pamirštu. Aš šiaip nelabai antru tikiu, už tai aš nelabai lyginau su juo. Pereiname į balsavimo fazę, įstatytos 3 kandidatūros. 10, 6 ir 5. Kartoju, 10, 6 ir 5. Kas balsuoja prie žaidėjo numeris 10? Ačiū, 3 balsai. Kas balsuoja prie žaidėjo numeris 6? Ačiū, 1 ranka. Kas balsuoja prie žaidėjo numeris 5? Ačiū, 3 balsai. Žaidėjas numeris 10, jūsų 30 sekundžių. Nesuprantu, kodėl jūs padarėte tą papilą. Reikalingai, gerai. Man dabar svarbu, ką reikia patikrinti. Reikia patikrinti 6 ar 1. Tarp šitų 2 žaidėjų. Prašau, paklausykit manęs, pasakykit, ką jūs sakot 1. Gerai, 9 nesikalba su manim, ką jūs sakot patikrinti tarp 6 ir 1. 1. Jums juodesnis 1. 3 tikrai juodas, pasakė 5 raudonas ir 5 laužo. Bauda žaidėjo numeris. Padarė papilą, kad išgirstų papildomus pasikalbėjimus. Dabar išeina 5 patikrintas, iš mano išėjo 7 patikrintas, žaisim toliau, aš padarysiu patikrinimą 1 greičiausiai, nes mano patikrintas žaidėjas prašo 1 patikrinimą. Žaidėjas numeris 5, jūsų 30 sekundžių. Bokštas matyti raudonas, kuris klydo mano spalvoje šiandieną, o 3 žaidėjo jūs sakėt, kad aš esu raudonas žaidėjas savo kalboje, bet kažkodėl vis tiek nusprendėte į mane prabalsuoti. Šiaip pagal teisingą žaidimą, tai reiktų ir žaisti gerai, kad mane išsimes pagal teisingą žaidimą, nes tada 10 dar gali surasti, nes nesibaigs 2, viskas yra tvarkoje, tai aš suprantu jūsų motivaciją, nes 8 tai čia tikrai raudonas, kažką duos 10, tada ir suprasite anksčiau ir vėliau, ir šiaip, teoriškai iš vis 10 turėtų nusišauti, ar ne, pagal tą versiją. Laikas. Pereinam pakartotinį balsavimą, 10 ir 5, 10 ir 5. Kas balsuoja prie žaidėjo numeris 10? Ačiū, 1 ranka. Kas balsuoja prie žaidėjo numeris 5? Ačiū, likusios 6 rankos. Žaidėjas numeris 5, jūsų atsveikinimo minutė. Gerai, žaidimas nesibaigia tik tais paskui 10. Leiskit žaidimą iki Ugadaikos daeiti, jau jeigu šitaip gavosi, leiskit žaidimą iki Ugadaikos.
Aš tik noriu pasakyti, kad aš prabalsavau prieš antrą žaidėją, aš pasakiau, kad netikiu ne tada, kai jisai nusišovė, o netikiu nuo tada, kai jisai pasakė, kad reikia patikrinti 2 ir jisai, kai atsiveria Donu, ar ne, arba šerifu. Tada aš jau nebetikiu žaidėjų, kuris galimai ir buvo Donas ir užsakymą davė, tada aš jau ir nebetikiu. Toliau dar argumentai. Sužaisti taip naglai su antru žaidėju, tai irgi klausimas, kiek aš galėčiau ar ne. Patikrinti mane visiškai nebuvo jokių tikslų, nes jūs labiau perkate kitų žaidėjų, kaip ir dabar pamatau, kad 9 pylinų raudonas, 8 irgi raudonas, nes jisai atvertų 10, todėl jie abu raudoni, jūs labiau perkate jų balsus. 10 sekundžių. Patikrinimo nebuvo, o 7? O aš tai nesu 7 komanda. 10, 7, dėl to 10 ir netiko kažkas. Ir laikas paplaužo žaidėjai numeris 5. Ir į miestelį ateina naktis. With you I got nothing to lose. When I'm down you can bring me up, 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 up. When I'm hurt you know I don't need much. You can use that magic touch. When I'm down you can bring me up, 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 up. When I'm hurt you know I don't need much. You can use that magic touch. Savo savo ginklus, atsidunka Donas ir ieško šerifo. Gauna atsakymą Rusniaką, atsidunka šerifas, ieško mafijos. Ir labas rytas miestelį, be žaidėjo numeris 9, jūsų atsisveikinimo minutė. Taip, 1, 2, 5, jūs yra tokia komanda, naktį apie ją pagalvojau, kad galite būti, jūs pasakėt per savo kalbą, paskutiniai, kad jums atrodo, kad antras yra nusišovęs ir ne šerifas ir jūsų ranką padėjote 10, kad reikėtų kažkokį balansą pažaisti, kai tada tokiu atveju jums balansas galėtų būti ir 5 ir tada 10 toliau eina daryti kažkokius tai pasiūlymus. Tai, o jūs dėjote 10 ir kartu su 5. Dėl to 1, 5 komanda validi. Antro patikrinimas parodymas į save žiauriai yra įtartinas dalykas ant 0. Ir dabar, o tada pas antrą gali būti 70, kas 70? 870, 870 tokios nėra, 370. Jo, tai 8 turi būti raudonas, nes man atrodo 870 buvo ne kartu komandai, geriausiu atveju 370. 7 kaip irgi žiauriai, aš nesuprantu, tiek antras, tiek 7 žiauriai blogai išėjo, o 5 jisai nesuveda, kas gali būti juodis, sako, tik 8 raudonas, bet neapsako, kad 3 tipo juodas, tai gali būti juodas, nesuprantu, kas paplaužo žaidėjai numeris 9, šios dienos kalbas atdaro žaidėjas numeris 6, jūsų minutė. Nu gerai, išsivedam 10, įstatau 10, 10 priimta. Pažaisim Mugadaiką. Norėjau išrodyti, kad ne manęs patikrinimas yra pirmos, nes jis sakė, kad nelabai tikė antru kaip šerifu ir po to ranką padėjo ne prieš 5, o prieš 10. Bet lygiai taip pat ir 3 sakė, kad jam ten 5 labai raudonas, ranka irgi ne prieš 10, prieš 5 deda. Tai aš nežinau, tarp 1-3 pagal abi versijas gali ir vienas ir kitas būti mafas ir aš nežinau, kuris 10 išėjus, o turėsim su 8 kažkuris vienas pagalvoti. Net nežinau. Gal pirma labiau tartinesnė dabar už 3, nes aš nelabai tikiu, kad tas antras gali, kad tas antras tipo yra šerifas. O prieš tai tiesiog sugalvojau, kad reikia prabalsuoti prieš 10, nes visą laiką į komandą paišo ten 2, 5, 6 kažkokią nesąmonę. 10 sekundžių. Kai 0-5 komanda yra 1, 2, 5 ir aš sakau, ne, man antras nepatinka, išsimesiu aš tą antrą iš komandos ir sužodžiu 1-5 be antro. Nu tai irgi nelabai logiška. Ir laikas, žaidėjas numeris 8 jūsų. Man tai labiausiai apmaudu, kad ir 2 ir 7 labai blogai išėjo. 7 išėjo iš vis nesąmoningai pakalbėdama, bet jinai, jeigu jinai raudona, tai 6-9, jinai žaidė prieš 6-9. O iš 9 būdų raudoni. Ir dabar, nu, antro tas patikrinimas, dar motivacija apie nušovimus galim pagalvoti. Tipo juoda komanda 1-2-5 ir 5 žaidžia prieš 3-4, kur 4 sužaidžia 1-2-3-4 su 2 jo mafais ir jie vis tiek šauna 4. Plius aš rodžiau, kad visi raudoni ten. Lemba. O jeigu juodi 3-7-10, jeigu juodi 3-7-10, 10 sekundžių. dėl ko man neduoda raudonų?
Aš prieš 7 sakiau žaisiu. 10, 101. Vienas priimta. Ir laikas žaidėjas numeris 10 jūs minta. Labas, iš to žaidėjo numeris 1. Dabar reikia būtinai apsispręsti. Alinai, jūs būsit nušautas šią naktį, jeigu jūs neprabalsuosite teisingai. Jūs esate vienintelis raudonas žaidėjas prie stalo. 2 komandos gali būti, suprantat, ką jūs juokaujat. Išeina pirmas žaidėjas. Paklausykit, kas buvo ant 0. Antras žaidėjas, žinodamas, kad pirmas yra Mafas, jis neturi jokios pozicijos. Sako, va, čia man buvo pudra, aš nežinau, kaip čia daryti, aš gal nenoriu žaisti. Nors iš esmės toliau visi sužaidė su pirmu ir nematė kažkokių ten juodumų. 5 žaidėjas. Jis apjungė 1 iš 2. Jam tiko. Pasėmė 1, pasėmė 2 komandą, pagyrė, paglostė, tada užvažiavo ant 2 žaidėjų, kas žaidžia toliau su savo juodais. Antras rodė, kad turi būti patikrinimas. Aš lygiai taip pat buvo papilo klausimas, kur tenais 2, ten 6, 7 ar ten 5, 6, 7. Sakau, gerai, 7 gali kelti, 7 turi kelti, 7 blogai pakalbėjo, paridarė klaidų, davai 7 kelias. Mano buvo kalbos, kur aš norėsiu savo tą juodą pakelti, ieškosiu kažkur kitų iš jų, 2, 5, 6 ar kažką. Komanda iškės 1, 2, 5. Žaidėjas numeris 1 jūs minta. Matot, aš visą laiką sakau, yra svarbiau ne ką sakai, o kaip tu darai. Tai pavyzdžiui, jisai pasakė savo kalboje taip, kad jisai 5 raudonas prabalsuoja prieš 5. Pavyzdžiui, aš pasakau, kad 2 greičiausiai ne šrifas, bet prabalsuoju į 10. Bet aš paskui padedu ranką į 5. Kai 5 pasako savo papilo kalbą, aš pagalvoju, kad 5 greičiausiai juodas ir aš balsuoju į 5 ir išvedu savo ranką kartu į 5. Nesvarbu, kad daug rankų buvo ir labai daug rankų buvo, bet to į 5. Man atrodo, tik kažkur iš viso, ar jisai vienas kažkur kitur prabalsavo. Tada kitas argumentas, dar palaukit kažką apie 10. 10 sako savo kalboje, aš negalėjau atsiverti, tipo, ko aš būčiau tylėjus ir esi tiesiog nušovęs 2, bet 8 jau buvo prieš tai atsiveręs, kad kažkas jis turėjo jau jumis priduoti. 3 argumentas, jūs kaip pilinat, sakėt, 8 sako papilas 2, 7, koks ten buvo, 2, 6, 7. Manau, kad jūs buvote jau galimai radę šerifą, dėl to jums antro papilas buvo labai tiko. Nu, jums tiko antrą papilin dėl kažkokios priežasties. Tai greičiausiai buvo radę šerifą. Kas žaidėjas numeris 3 jūs minta? Aš naktį galvojau, kokios galėtų būti komandos. Išmačiau, kad jo galėtų būti 1, 2, 5 komanda ir galvojau, kas kitoj komandai galėtų būti. Aš tą spalvą žinau, ar ne? Galvojau, galėtų būti 6, 7, 10. Kai prasideda rytas, 6 sako, aš noriu išvesti 10. Viskas, 6 negali būti su 10, ne? 8 tada galvoju, niekaip negali būti su 10 dėl to, kad, jeigu jūs būtumėt komanda, jūs nebūtumėt tiesiog prisidavęs kaip šerifas, kaip jūs ir sakėte. Ir 8 per daug raudonų veiksmų padarė. Ir 5 jį vadina raudonį, iš abiejų pusų jį raudonį vadina. Taigi lieka, kad aš esu, ne, į kokį komandą. Aš komandai su jumis esu kaip raudonas, nes aš esu raudonas, tai tada aš įstatau 1, balsuosiu 1. Man tiesiog nėra kitų variantų ir man viskas aišku. Aš nebalsuosiu. Ta prasme, aš lieku toj komandai. Galime paklausyti, ką 9 kalbėjo, ką išėjo, žaidėjai raudonis kalbėjo. 3 bauda, 10. 3. Ir laikas. Pernai balsavimo fazę įstatyti 2 žaidėjai. 10 ir 1. Kartoju, 10 ir 1. Kas balsuoja prie žaidėjo numeris 10? Ačiū, 1 balsas. Kas balsuoja prie žaidėjo numeris 1? Ačiū, liko 4 balsai. Žaidėjas numeris 10, jūsų atsisveikinimas. Ir 1 jūs. Tai 2. Gerai, viskas, ačiū. Ačiū, viskas, pas. Paplojam žaidėjai numeris